Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Nuodėmės paliekančios vardus. Juk įsakymas yra žiburys, mokymas šviesa, o drausmės pamokymai gyvenimo kelias. Jie apsaugos tave nuo palaidos moters, nuo svetimautojos vilionių. Patarlių 6 skyrius 23-24 eilutės. Nusikaltimas sukėlęs Dievo teismus Izraeliui buvo paleistuvystė. Paleistuvystė su moterimis nesibaigė Bal Peore. Nežiūrint į bausmę ištikusią nusidėjėlius Izraelyje, šis nusikaltimas pasikartojo dar daugelį kartų. Šėtono atstovai darbuojasi, stengdamiesi visiškai sudoroti Izraelį. Balakas, Biliamo patariamas, paspendė spąstus. Izraelis būtų galėjęs drąsiai susitikti mūšio lauke ir būtų juos nugalėjęs. Tačiau, kada moteris atkreipė jų dėmesį ir savo kerais apsupo jų galvas, jie neatsispyrė gundimams. Jie buvo pakviesti į stabmeldžių puotas, o jų apsigėrimas vynu tik dar labiau aptemdė jų protus. Nebuvo išsaugota jų savitvarda ir ištikimybė Dievo įstatymui. Dalyvaujant stabmeldžių puotuose, jų sąmonė buvo taip aptemdyta vyno, jų nešventos aistros buvo taip įaudrintos, kad prasiverždamos pro bet kokias užtvaras įstūmė juos į nuodėmę. Tie, kurie niekada nesusvyravo mūšyje, drąsūs vyrai, neapsaugojo savo sielų nuo gundimo pasiduoti savo žemoms aistroms. Pirmiausia, jie savo gašlumu suteršė savo sąžinę. Po to per stabmeldystę jie dar labiau atsitraukė nuo Dievo, taip parodydami panieką Izraelio Dievui. Artėjant žemės istorijos pabaigai, šėtonas veiks su visa savo jėga, panaudodamas tuos pačius gundimus, kuriais jis gundė senovės Izraelį, prieš jiems įžengiant į pažadėtąją žemę. Jis spęs spąstus tiems, kurie sako, kad laikosi Dievo įsakymų, ir jau beveik stovi ant dangiškojo Kanano slenksčio. Jis naudos visus savo sugebėjimus, bandydamas pavergti sielas ir išnaudoti žmonių silpniausias vietas. Dievo įsakymų besilaikančių žmonių pareiga dabar yra melstis, uoliai tyrinėti raštą ir globoti Dievo žodį širdyje, kad nenusidėtų jam savo stabmeltiškomis mintimis, niekingais poelgiais ir taip nedemoralizuotų Dievo bažnyčios. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.